Mergaitė sako, jos prižiūrėdavo savanoriai, 3 savanoris, tai jie sako, reikia imti su savim tos savanoriai. Šiandien iš ryto pasakė, ar mes dar čia atvažiuosim, ar bus tie patys mergaitės, tai iš tikrųjų jiems labai patiko. Ir mums patiko. Aš nesitikėjau, kad bus taip lengvai su vaikais, nes jie buvo labai užsiėmusi. Važiavom, galvojom, kad vaikai bus su mumis daugiausia, bet taip Sigita kažkaip patikino, kad pas mus savanoriai su patirtim. Mes galvojom, pažiūrėsim. Ir jie kaip išėjo, tai jau toks įspūdis, kad jie ten ir nori būti su savanoriam. Bet šiaip labai mums patiko viskas, ne? Daug užsiėmimų, aktyvi veikla, tokia net pirmas dienas buvo pakankamai, kaip šiandien norėjusi iš karto ateiti į miegoti. Labai daug veiklų, įdomių, aktyvių. Įdomių ir skirtingų, ir iš įvairių pusių, ir apie maitybą, ir apie akis, ir apie sveiką gyvenseną, meditaciją, nežinau, žygiai. Labai puiku. Ir pati vieta, toks ežeras, didelis, gražus. Ir žmonės supa, tokie šviesus. Kažkaip vyras man įtikinė čia važiuoti, nes aš norėjau daryti regėjimo korekciją, o jis pasakė, gal nuvažiuosim į stovyklą, o po to pažiūrėsim. Tai taip ir buvo. O aš kažkaip visada galvojau sveikolė, mes tokia sveika gyvenseną, galvoju, kažkaip mes taip atrodo arti, bet niekada taip nebuvom susisiekę. Galvoju, reikia kažkaip nuvažiuoti ten, pabūti ir kaip tik buvo. Kaip tik darė pasakė, aš galvoju, gal ten nuvažiuoti, ten panardyti su sveikuoliais, ten kažką padaryti, bet kažkaip vis nebuvo progos turbūt. O žmona pasakė, kad nori daryti, aš pažiūrėjau, yra tokios stovyklos, galvoju, tai ką. Ir mes, kaip čia, aš su akiniais vaikštau, galvoju, pabandom, ką. Pabūsim šeimoje ir taip ir įvyko. Supratau, kad galiu gyventi visą savaitę be akinių. Kažkaip visada su akiniais, naktį be akinių. Bet aš jau pradėjau mažinti prieš tai, kažkaip jau girdėjau apie apie tą metodą, kad jeigu ten -4, geriau -3 nešioti, kad akis atsipalaiduotų, tai nežinau, kas dabar bus. Klausiu žmonų, ar paėmė su savimi akinius, gal reikės su jie, gal bus per stiprus dabar, neaišku. Bendrai rekomenduotumėm, ypatingai, kurie galvoja ten daryti kažkokius ten įsikišimus, operacijas, nes mintis yra tokia, kad jie išgirstų, kaip tai iš kitos pusės atrodo, ne? Kad tas įsikišimas, kaip čia sunkina po to galbūt atstatymą visą, natūralią atstatymą, kurią galima padaryti. Ir šiaip, iš sveikos gyvensenos tai mes rekomenduotumėm, ne? Nes čia labai puikia atmosfera ir žmonės geranoriški, ir kaip čia kitoks įprotis gali atsirasti, ne? Mes irgi galvojam, ką mes čia darysim kitaip po stovyklos, nes tiesiog tu gyveni savo kažkokiam savo gyvenimui, čia kažkoks kitas ritmas ir tu gali kažką paimti iš to ritmo.